Šešta diena varžybų. Kylam į 377 km užduotį. Va, ir kylu iš grido paskutinis. Taip, oras liktai neblogas. 1000 metrų padas ir kilimai, sakė, yra virš 2 metrų. Tai bus labai gerai, jeigu toks tikrai oras ir bus. Tai va, ir skrisim į Žemaitiją ten link Kryžkalnio. Papalimas su vandeniu pasiruošęs. Sklandytojo dėmesį. Pakilo paskutinis sklandytuvas. Startas atidarys 12:55. Startuojam. Išsėmiau aukštį virš Pociūnų, bet starto linija vidury Prienų miško. Toli už 10 km nuo aerodromo. Tai va dabar dar skrendu jau kuris laikas, va čia pasieksiu debesis virš Prienų miško ir ten jau reikės išsiimti startui. Aukštį startiniai pozicijoje. Kol kas oras atrodo, kad turėtų būti neblogas. Padas tik tai 1000 buvo virš aerodromo. Čia gal šiek tiek jau daugiau bus. Yra tie uždengimai tokie viršutinio sluoksnio, kurie matyt gesina šiek tiek saulės prašildymą. Ir turim tokį orą. Ką tik sustartavau ir pirmas posūkio punktas Pašėmienei. Pavyko išsiimti padą. Beveik 1200 metrų ir slenku iš lėto į priekį, niekur neskubėdamas. Startavau anksti, nes maršrutas ilgas, 377 km. Tai reikia suskraidyti iki kol neatvės žemė vakare, kad paskiau nereikėtų vargti vakare. Skrendu dabar link Gliaukos durpyno. Oras va taip atrodo. Labai panašu, kad gali tekti šiandien irgi vandenį pilt, nes panašu, kad kilimai labai siauri. Tai kad tilpti į juos reikia mažesnio skersmens spiralę sukti. O kad mažesnę sukti, reikia mažesnių greičių, tai va gali tekti vandenį išpilti. Slenkam labai iš lėto. Silpni kilimai, neaukštas padas. Reikia nusivalyti biškį sparnus, nes jau musyčių prigaudžiau. Ir kas įdomiausia, kad priekį matosi giedras dangus. Įdomu, ar ten kilimų bus. Atskrendu prie Marijampolės. Bet
dar 25 km iki pirmo posūkio punkto. Oras toksai vėl, bent jau pradžia ant išgyvenimo. Ir va neaišku visiškai, va, ten kur skrist reikia, giedras dangus. Aišku, jame irgi gali būti kilimų. Bet debesiukų, kurie rodytų kilimus, nėra. Bet taip ir gyvenam. Išlindau į tyrus, taip sakant, į giedrą dangų ir ateinu pas vieną iš varžybų lyderių, Gvidą Sabėckį. Jis čia turi kažkokį kilimą. Nestipro, bet turi. O tai jau visai neblogai. Svarbu, kad ir man užtektų dar. Šliaužiam kaip kareivis su prie diržo pririštų kastuvėliu ir dujokauke. Greitis vidutinis maršruto kol kas 53 km per valandą, bet oras čia nestandartinis labai. Už manęs va ten matosi kraštas debesų, bet jis kažkoks susibangavęs. O ten, kur bangos, ten terminė veikla paprastai būna prigesinta. Posūkio punkto liko 13 km. Bet čia labai iš lėto einam. Labai iš lėto ir labai atsargiai reikia skrist, nes viena klaida ir tupėsi kažkur tai, kažkuriam lauke. Nu va, pagaliau pasiekinėjom pirmą posūkio punktą Pašeimenius. Vidutinis greitis 47 km per valandą, o skristi dar 325 km. Įdomu, kurioj vietoj baigsis diena. Gerai, kad čia dienos dabar ilgos birželio mėnesį. Pirmas posūkio punktas yra. Nu va, vargstam prie Vilkaviškio. Aukštis 650 metrų virš žemės. Kilimas 0,4 metro per sekundę. Labai žemai skraidau, prie Pilviškių netoli. Čia dabar reikia išgyventi. Aukštis 480 metrų. Gal oras pagerės, išsiėmėm kosmoso ir kilimas dar bus stiprus. 1300 metrų. Grupė sklandytuvų, kiek čia mes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va, sklandymo varžybos kaip vyksta. Nu va, išsiėmėm didelį aukštį kaip šiai dienai.
ir skrendam link Girkalnio. Į šiaurę nuo Nemuno posūkio punktas. Bet dar randamės čia netoli Griškabučio, tarp Griškabučio ir Pilviškio. Link Lukšių kažkur tai taikom. Va, ir mėto, į didesnis aukščius išmeta. Bandau, tik dabar išeinu. Nesuko nebeskridus geglo. 2. Vandenį visi išsipilėt. Einu į antrą posūkio punktą. Liko 17 km ir perskridinėjau į šiaurę nuo Nemuno. Va, kaip atrodo Nemunas. Kur nuo Vilkijos teka link Jurbarko į tą pusę. Vat. Gražu Nemunėlį pasižiūrėti. Kilimai stiprus dabar čia pasidarė. 2,5 metro buvo paskutinis kilimas. Integruotas viso kilimo 2,1 buvo. Bet prispaudė prie draudžiamo zonos Kauno oro uosto ir reikėjo pabėgti iš ten. Neišėmus tiek, kiek galima. Nu va, nepasisekė čia man gauti. Burbulas nueidinėjo prieš punktą. Tai va, imam antrą posūkio punktą Girkalnį. Skrendant link Ariogalos, priekyje Ariogala matosi. Ir autostrada jau visai gerai matosi. Žiūrėsim. Tai išsiėmiau aukščio tiek, kiek reikia. Manau, kad reikia skristi ten į Saulę. Va, 300 metrų ir nerandu kilimo. Pabandysiu prieš vėją paeiti. Čia gali tuoj baigtis tūpimu. Žemai, visai žemai. Jeigu negausi, tai čia ir patūksi tuoj.
Australija. Ilginam dieną. Чуть-чуть gal teks tų debesų grįžtelt, da? Ar ne pas KGB? Ot būt gerai, ką? Laiko čia? Stipriai. Ant 300 metrų pasidarė 1,5 metro. Nu čia pasiuntė man Dievas karvelį. Darius kažkur apačioje ten vargsta. Na va, išsigelbėjau iš 250 metrų aukščio. Dabar jau 1250 buvo. Žodžiu, pasisekė. Labai stiprus kilimas buvo. Būčiau šalia praskridęs ir galėjau nerasti ir būtų pasibaigę tupimų ten. Į gražią nušienautą pievą, kurią jau buvau išsirinkęs tupimui. Nu va, atskridom prie Skaudvilės. Ir dar čia tolyn reikia nueiti dar beveik 10 kilometrų. Bet čia oras geras, čia debesis yra ir žymiai aukščiau. Ieškojom dabar jau čia stipraus kilimo, kad padą išsiimti. Skrendu su gera kompanija, kuri skrenda su gerais sklandytuvais, naujoviškais. Tai va, 2,5 metro kilimas. Ir Darius yra. Super, ne Darius. Darius geriau negu Vanagėlis. Nu, žodžiu, liko 9,5 kilometro iki punkto. Beveik 3 metrai kilimas, pasicentruoti reikia tik tai. Ir jau 16. Sekančiai kraštiniai turėsim debesis. Šimtų aukštis ir dar galima imti. Tai jau prisišnekėt. Paskutinė, einu. Nu, va, Britvos jau varo. Į priekį atsižymėti.
einu ir aš. Upyna. Posūkio punktas. Liko 200 km skristi iki finišo linijos. Čia vaizdelis geras, va, kad tai būtų buvę visur. O! 3 km liko iki punkto. Biški čia galima pagazuoti dabar. Tai gal ne taip greit vakaras ateis. Gal užteks dienos sufinišuoti šiandien. O 151 km iki Metelių. Tarp Dusės ir Metelių ežero esančio posūkio punkto miesteliuko. Nu, ir vėl pro Skaudvilę. O dešiniai ten iš kokių 20 km Tauragė. Žodžiu, šiandien biški ekskursija didesnė gavosi. Nu, iki posūkio punkto Metelių 116 km ir apie 10 km iki Jurbarko. Esu į šiaurę nuo Jurbarko. Du metrai kilimas. Čia reikia išsigraibyti padą 1600 metrų. Bet dar galima aukščiau pasiimti. Ką ir darau. Kantriai sukuos. Nes sklandytojai turi skraidyti aukščiau. Kuo aukščiau, tuo geriau. Susilpnėjau. Gero reiks eiti. Kol toks oras gerai, bet čia tuo jisai baigsis. Į vakarus nuo Jurbarko miškas. Čia vat Jurbarkas priekį. Nu va, ant Jurbarko pakraščio. Bandau dar čia išsiriekti kiek įmanoma. Nu ką, einam. Sunaudojau vieną akumuliatorių. Ką, čia pasienio zona, neišeina skristi per debesis, per kuriuos norėtųsi skristi. Nu va, 57 km iki Metelių posūkio punkto. Praskridau Pilviškius, einu, artėju po biškį link Marijampolės.
Kazlų Rūdos miškas kairiai pusėje lieka. Žodžiu, vakaras atėjo. Labai silpni vėl kilimai pasidarė. O dar reikia nuskristi 97 kilometrus iki finišo linijos. Nežinau, kaip čia bus. Liko 16 kilometrų iki Metelių. Ir čia dar yra šiokių tokių debesiukų. Bet kilimai silpni iki metro. Ateinu ant Simno ir ten yra grupelė sklandytuvų. Ir lyg tai turi kilimą. 4 kilometrai iki jų liko. Reikia išsiimti bent 500-600 metrų, kad pareiti iš čia. Oras toksai. Ežerai priekį. Tarp ežerų ir posūkio punktas. Ateinu žymėtis į paskutinį punktą. Liko 3,5 kilometro meteliai tarp Dusios ir Metelių ežero. Nu, koks vaizdelis. Pareito aukščio trūksta dar. Ir kol kas neturiu variantų, kur jo pasiimti. Trūksta labai nedaug aukščio, kokius 150 metrų, 200 metrų dasiimti reikia. Bet kur čia vakare tokią dovaną rast, nežinau. Taip, atsižymėjau ir sukuos link namų. Liko skristi 29 kilometrai, 1200 metrų. Labai negazuojam, turėtų užtekti. Alytus dešiniai. Papa Lima 10. Papa Lima 10. Liko 4 kilometrai iki finišo linijos. Iš lėto paršliaužti turėčiau. 3 kilometrai liko virš Birštono praskrenda. Fortuna Alfa Mike 3, sukamas arčiau nuo Mačiulio sodybos. Supratau, Alfa Mike nuo Mačiulio sodybos.
finišas. Leidžiam ratą. Papalimą. Tupimas iš ilgai kelio. Tupdyk papalimą. Taip, skrydis baigtas. Kiek čia? 6 valandos 12 minučių ore. Daug. Nu, bet svarbu namie. Oras buvo ne pats gražiausias.